Sveiki, šiandieną specialiai pasistačiau tokį mikrofoną, kad atrodyčiau kaip vestuvių muzikantas. Iš tikrųjų tai ne, turiu didelį garso režisieriaus patirtį ir man Shure mikrofonai kelia didžiulę nostalgiją. Noriu parodyti šiandieną įdomią gana funkciją su įdomia įranga. Naudojame specialų teisą, kuris yra čia toks iš elektronikos pasaulio mūsų partnerių mums duotas. Tai yra HDMI keitiklis. Jis yra tokio dėžutėje, panašus į Google produktą vieną, kuris yra funkcionalumu kitoks, bet gabaritai yra ir forma labai panašus. Šitas prietaisas padaro štai ką. Jisai leidžia su planšete, telefonu, personaliniu kompiuteriu, ko norite, prisijungti bevieliu būdu projektoriaus, ekrano, monitoriaus, televizoriaus, ko norite. Tiesą sakant, čia yra 55 colių Samsungo televizorius, kuris turi pats tą šėrinimo funkciją, kadangi čia mano rankose tabas S irgi Samsungo, jisai galėtų prisijungti tiesiai, bet kadangi aš norėjau pademonstruoti tą prietaisą, tai dabar aš perverčiu nuotraukas, kurias kažkada dariau gamtos temos. Ir matosi, kaip aš turiu viewringo funkciją, iš tikrųjų yra galimybės ir kitokios, galima ir dokumentą atsidaryti, ir daugelį kitų funkcijų realizuoti. Jeigu tai būtų ne televizorius, per kurį aš noriu pademonstruoti, sakykime, padarytas nuotraukas svečiams, ir tam, kad be kabelio galėčiau prisijungti, naudoju šitokį prietaisą, tai galėtų būti video, nes perduoda kartu su garso streamingu, tai galėtų būti kažkokia programinė įranga, kuri skirta darbui su dokumentais, tai tada čia aš turiu tokią bevielę klaviatūrą Logitecho, kurią mums davė partneriai Also. Apie šitą klaviatūrą pakalbėsim vėliau. Tai noriu grįžti prie duomenų perdavimo per Wi-Fi. Bevieliai sprendimai, jie truputėlį lagina ir jeigu jūs turėsite ypatingai aukštos raiškos video, jo greičio gali nepakakti, tada jums gali padėti. Čia yra keitiklis, kuris yra skirtas mikro USB prijungti per HDMI, prie HDMI prietaiso kažkokio, tai pasirenku įjungimą. Dabar jau bevielio prisijungimo neturime. Ir turime dabar jau ne bevielį variantą, o turim perdavimą per čia. Ką aš matau? Aš matau, kad mano brūkštelėjimas pirštu praktiškai nevėluoja. Ką aš galiu jums garantuoti, kad štai per šitokį paties Samsungo keitiklį jūs galite stebėti video filmai, kurių yra aukšta raiška ir kurie ant standartinių notebookų gali netgi stabdyti arba striginėti. Tai tokių puikių prietaisų Galaxy serijos flagmanai, tiek Galaxy S5, tiek Note 4, tiek Tabo S serija, jie visiškai nestabdo ir toks įspūdis, kad tavo rankose iš principo kitos kartos gaminys, kuris vos ne pritaikytas žiūrėti aukštos raiškos video. Galiu pasakyti, kad tų scenarijų tokio prijungimo yra nemažai. Galima iš principo naudoti tiek tabletą, tiek telefoną kaip sisteminį bloką. Mes dabar šiandieną paskyrėme tam, kad parodyti, kaip veikia ir kaip prijungtos dviem technologijom, tiek vielinė technologija, kuri yra greitesnė, garantuotai jūs apsaugos nuo striginėjimų, ir bevielį sprendimą, kaip galima, pavyzdžiui, daryti prezentaciją iš mobilaus telefono, bevielę jungtimi prisijungus ir tiesiog skaidrės braukyti per telefoną ir jūs matysite jas ant sienos per projektorių. Tai yra labai patogu. Tai ką, štai šiandieną tokia buvo tema ir iki kitų pasimatymų poryt ryte.